eilinį kartą maisto koma. Sveiki bičiuliai šį darganotą vidurdienį. Sveiki bičiuliai. Laukia šalta, Lietus. lietus. Bet lietus mums nebaisus. Ką sėdėt namuose, tai geriau išlėkėm į gamtą. Šiandien vėl ką nors prasikepsim ir parodysim jum. Pasikaposim iš rainės. Jo, būtinai pasikapot. Gal išmoksim ir jau pagaliau su peiliu naudotis. Ir skaniai pavalgysim eilinį kartą. Jo. Tai pradedam, susižiūrim, ką šiandien nusipirkam. Tai salatytėm pasiėmėm agurkiuko, pomidoriuko, svoguniuko. Taip, pasiėmėm šiokios tokios mėsytės. Iš mėlynos parduotuvės. Užbliūrint reikės. Naujų gerų šašlykų. Ir didelių grybų, kur bus kaip zakuskė prie šašlyko. Užkanda. Pasikaposim. Pasipjaustysim. Suviniosim šoninę. Apviniosim grybukų šoninę. Ir kepsim kartu su šašlykais. Dar prie to pačio paėmėm lydyto surelio. Gretinytė mūsų salotą. Nu ir ką, daromės, manau, bičiuliai. Kapojam. Ir pradedam kapot, jo. Na. Gal prieš pradedant ruoštis mūsų grybukus, bičiuliai, kuriam šašlykinę, tegu kūrenasi, o mes ką, eisim skaptuot grybukų. Taip. Tai mūsų grybų patiekalui reikės pasiruošti pradžiai sūrį. Bičiuli, čiupk. Sūrį Tai tu gal grybus daro ką aš? Davai, sūrį pirmiausia susipiliam į indelį. Išsispaudžiam česnako keletą galvučių. Tau šitą šaukštą reikės. Ir ką mes toliau? Įsidedam prieskonių ir paliekam sūrį šiek tiek pašilt, kad būtų skystesnis. O aš kimbu tada prie grybukų. Grybus šiandien pirkomės didžiulius portabelo. Išskaptuosim grybų vidų. Į tų grybų vidų pridėsim mūsų paruošto sūrio lydyto. Apsuksim šoninę ir tuo pačiu su šašlykais kepsim ir bus kaip minėjom, kaip ir užkanda. Prie mūsų šašlykiuko. Labai stipriai nereikia skaptuot, kad neiširtų pats grybas. Esam jau su bičiuliu darę ir su mažesniais grybais. Tiesiog įsimeti grybuką į burną, visas sūris sprogsta, labai skanu. Šiandien pabandysim su dideliais grybais. Gal pasitrauk prie savęs, Artyn? Trauk tą mėsą ir... Grybas išskaptuotas, kažkas panašaus. Šašlykinė mūsų užkurta. Kaip tu manai, bičiuli, teisingai šaukštą laikau? Niekas mums nieko nepasakys? Biškai gražiau galėtum. Gerai, pasistengsiu. Reik česnako. Jo, keletą galvučių nusilūpk, šviežias česnakas, tai bus aitrus. Išsilūpk, išsispausk. Kur peilis? Gal labai mažytės galvutės, gal? Tik 4 paėmiau. Užteks.
Kaip tau, bičiuli, mūsų paskutiniai epizodai? Peržiūrėjai? Peržiūrėjai, Ar paspaudai laiką? paspaudėjai, O su draugu pasidalinai? pasidalinai, Šaunuolis. bet žiūrovėliai nesidalina ir nelaikina. Jo, nepagailėkit to laiko paspausti. Jums tai nieko nekainuoja, mums tai yra labai svarbu. YouTube algoritmas mūsų patį video pakelia aukštyn, daug daugiau žiūrovų pamato. Daugiau žiūrovų bus, daugiau ir bus video. Taip, ir daugiau patiekalų pagaminsim. Dabar reikia susitrinti česnaką. Jo, susitrink šviežias česnakas, tai turėtų labai, labai lengvai susitrinti. O sultytės. Su peiliu gal paimk, nubrauk. Jo, ne. Ir lietus baigėsi. 5 minutėm. Ir va čia dar yra. Česnakiuko. Gerai, bičiuli, traiškyk česnaką, aš lėkiu pažiūrėsiu, kaip mūsų šašlikinė kūrenasi. Reikia gal iš karto ir kitų gerybių. Druskas. Ar dedam tą... Jo, truputį padruskink. Tai gal čia užtenka druską šitam, ar ne? Daug nedėk. Dar. Dar truputį ir išmaišyk tada. Išmaišyk ir paliekam pasistovėti. Būtų oras geresnis. Greičiau šilta. Daugiau saulės greičiau sušiltų. Ek. Laukia apie 15-16 laipsnių šilumos, tai greit sušils. Mano grybukai nudaroti. Aš irgi jau čia kaip ir... Ar karštavoji? Ne dar. Karštavok. Ei. Na, pakaršta. Tai čia visada tai būna. Jaučiasi česnako. Peilė, jeigu galima. Kol tu tada ruoši dar tą sūrį, aš pasiruošiu iešmus. Susimausiu mėsytę. Kol mūsų grožiai keps, galėsim pasidaryti salatytės. Tu pakaposi šiandien agurką, ar man pakapot? Sugalvosim. Niekada mėsytę nenori gražiai atsidaryti. Pakelis. Man truputį peilio. Jau. Šau. Peilis gal. Kaip lapas. Įdomus tas. Šašlykai šį kartą bus su raudonėliais. Aš ragavau namuose, man labai patiko, tai sakau, reikia ir pavaišinti ir bičiulį. Šiaip labai kvepia tas šviežias česnakas. Mėsytės gal nesmulkinu, didesni gabaliukai. Ar tu verimo kursus praeis?
Manau, žiūrovai įvertins. Nes, Nebe pirmą kartą prieš kamerą veriu. nu, svarbu nekapoti. Nu tai norėjau sakyti, kad norėčiau gal pakapot mėsą, bet nekaposiu šį kartą. Kitam rozui pasiliksim kapojimą. Kaip dabar, bičiuli, sūris? Mhm. Liuks? Jo, dabar daugiau česnako. Nu tai ką, pradedam farširuoti mūsų grybukus. Bičiuli, dėk po truputį sūrio, išdalink visą sūrį ant visų grybukų. Apskaičiuosiu labiausiai. Ja, aš pasiruošiu šalto rūkymo šoninę. Dedu negailėdamas, kad va, bet... Nu taip nedėk daug, nes galim pristikti ir kitiem grybukam. Tai... Nu tai geriau, Geriau pristikti, sakai? aišku, geriau sultingas vienas. Imu porą gabalėlių šoninės. Ai, tu ten šoninį. Apjuosiu, po to, kas liks laisvo šoninės, tai gal dar po kokį trečią gabalėlį išsuksim. Šoninė pasitaikė šį kartą labai graži. Ten į tą tai minimaliai. Tai va, vis minimaliai. Pritrūkom sūrę, Paturbinsim dėsim su kumpiuku, su šoninė, su lašinuko. bus lašinys ant lašinio. Taip va gal, ne? Činkš, va. Opa, liuks. Oi, atsiprašau. Vos nepapjovė bičiulio. Eik, tu nebasti. Kas netikėta, tai tas geriausia, galbūt tai bus patys skaniausia, šios dedu atskirai. Reikės svagūną gal įdėda. Ne, šitą receptą nesideda svagūnai. Prie šoninės. Dar? Užteks šitą? Užteks. Kumpio įdėjom į vidų. Tai kada video? Savaitgalį kaip visada, nes filmuojam tik savaitgaliais. Gaminsim mūsų firminės Salotas. Grilio salotas. Jeigu kas norit recepto, pasižiūrėkit praeitą video. Tai ką šiandien žiūrės visi, matys, ką darai. Tai kas pagrindė dedasi? Agurkai, pomidorai, svogūniukai, gretinytė, tradiciškai. Ir tavo prieskaniai. Jo, kurių atsiranda Firminiai. pirkti tik tai vasarą. Iš visą žiemos laikotarpį jų paieškojau žalioj parduotuviai. Kaip neatsirado, taip neatsirado. O čia netikėtai užgaudžiau. Tai nieko nedelsdamas čiupau iškart ir turbūt reikės dar užsipirkti ateičiai, kad turėtume. Žiemai. Žiemą vis tiek manau, kad išvažiuosim kepti. Tai faktas. Į tą pačią vietą įrodysim per tą patį kanalą. Arba gausim rėmėjų ir įsirinksim studiją. Gal norit kas nors prisidėti? Laukiam visada. Kanalo aprašyme yra nurodytas elektroninis paštas. Kreipkitės. Padėsim, pareklamuosim. Nu, grybukai paruošti. Grybukas atrodo panašiai jau šitaip. Ką mes kepimui tai viską turim pasiruošę. Liko pasigaminti salotėlės, tai bus galima dėti šašliukus, pradėti kepti. O kaip tau, bičiuli, klausimai visų apie mūsų pūdytos silkės epizodą? Neklausė visi, kada kartosit, manęs tai klausinėja. Ne, man pasakė, jūs nesveiki. Bet gyvenime reikia nors kartą paragauti ir žinot, kas per skonis. Papjaustam pomidorą. Kaip šašlikinė, bičiuli? Gerai, bičiuli, šašlikinė. Tuo įdedu šašlikiukus kept. Vėjas atsirado. Vėjas. Vėjas nekadėjas. Pomidorai švieži, kvepia.
Viskas šviežia čia. Nebereikalo keliamės 8 ryto ir važiuojame į turgų. Šviežių produktų pirkti. Taip. Tuo pačiu parėmėm ir senjorus. Nu. Irgi žmonės nori prisidėti prie pensijos. Kaip bičiuli pomidorai? Pjaustosi. Nuostabus kvapas. Šviežių salotų kvapas yra pats nuostabiausias, vasariškas kvapas. Gerai, tu bičiuli pjaustykis, aš pašausiu mūsų šašlykus. Mums visada tilpdavo į tas groteles. Mažieji grybukai, neaišku kaip dabar, čia mes juos sutalpinsim. Su didžiaisiais. Nu ir kaip dabar dar sutalpinti? Netalpin. Aišku, pakep susitrauks. Vienas liks nekepęs, nu, taip negali būti. Ant tiešmo. Ant iešmo Neiškep. truks, išbėgs viskas. Didžiulė porcija grybukų. Paruošta. Tai nešu mūsų grybukus ant šašlykinės. Pradedam kept. Nu va, tai gražiai kepa, paversim grybukus į kitą pusę ir leisim sūriui šiek tiek patekėti. Gerai, kol bičiulis varto ir šašlykus, ir grybukus, aš dedu grėtinytę, o tu eini prie skaniukų dėti. Tuo įmesi, tuo atliekiu ir įmetu. Viskas gražiai kepa. Visą indelį, kaip visada. Tai Tradiciškai. nėra ką čia normuoti. Mierka numatuota jau. Dėk iš šiukšlių maišą. Jam. Ir viską išmaišom. Jo, ir žiūrėk, jeigu trūktų svoguniuko, tai dar turim. Dar netgi, manau, ir tą paskutinę agurką gali supjaustyti. Užtenka. Turėsim daugiau. Gerai, man tai Šašlykiukų kepimas jau į pabaigą. Grybukai dar tik įpusėjo. Nu ką, bičiuliai, baigė kepti mūsų šašlykai. Serviruojam į indelį, laukiam grybukų kepimo pabaigos. Sėdam prie stalo ir paragausim. Šį kartą nedaug, bet su grybukais bus pats tas. pagaliau. Pagaliau iškepė. Bėga. Gerai, leidžiam pasistovėt. Nu ką, baigė kept. Čiumpam, ragaujam. Čiuk bičiulė šiam mažesnį. Šergi mažesnį. O karštas. Taip atrodo grybukas, sūris šį kartą ne per daugiausiai ištekėjo. Atsargiai, neapsilaistyk. Čia aš su... Neapsilaistyk. Paragaujam gal šašlyką pradžiai. Kaip gavosi? Laiku išėmiau. Link sausėjimo. Ir skanus. Tai gal sekančiam kartui ne parduotuvinių, bet sauso marinavimo šašlykų iššūkis. Sugalvosim. Gerai. Skanu. Jau spėjau ir lūpą nusideginti. Super geras skonis, gerai gavosi. Netrūksta druskas, nieko netrūksta. Česnako sočiai. Šoninė sūrį. Nu, jie aplamai ir skanus, bet gamtoj dar skaniau. Ir net sakyčiau, gal geriau kepti su portabėlo grybais, nes pačio grybo daug daugiau. Ir grybas išlieka labai sultingas. Norim valgyti seilės bėrą.
Bet labai karšti grybai. Ačiū, bičiuli. Tada, kad vėjas nenuneštų ir čiumpu grybą. Bomba. Dar vieną. Varyk. Šakutė jau ragas. Kažkaip taip. Jungiam kamerą, valgom. Skanaus mums, skanaus visiems, kas valgot. Valgom, susimatysim, kaip valgysim. Persivalgėm, Kaip eilinį visada. kartą. Kaip- Liko debesis maisto, neišmesim. Parsivešim namo, padėsim šalituvą, sugės išmesim tada. Arba kitą dieną suvalgysim. Arba kitą dieną, jeigu prisiminsim, suvalgysim. Kaip tau, bičiuli, portabelo grybai? Maisto koma, aš tau pasakysiu, čia nėra ką Kaip šnekėt. šašlykai? Nėra ką šnekėt. Pavalgytas skaniai. Čia gal davai pareitinguokim dar. Viskas top virš pirmos vietos. Nežinau, auksas. Platina čia, jau maistas. Nu, smagu girdėti, kad ir šį kartą patiko. Tikiuosi ir jums labai patiko pasižiūrėti, kaip mes čia gaminam, ką darom, kaip agurkus kapojam. Nu tai va, viską tvarkingai padarėm. Suskapojam, pirmą užsimaišėm sūrį, sukapojam daržovės mišrainiai, suvėrėm šašlykus, išsikepėm, persivalgėm, oras nedžiugina. Kuo toliau, tol stipriau pradeda linuot. Man atrodo, dėl vėjo ir mikrofonė bus kažkokių gal įdomesnių naujų garsų. Yra kaip yra. Tai Ačiū, buvo miela malonu. tuom ir baigiam, ačiū. Kaip visada, like, subscribe, parašykit komentarą. Laukiam visų komentarų, gražių ir negražių. Ir susimatysim kitą savaitgalį greičiausiai. Viso. Būtinai. Iki.